Sveiki. Po truputį greta stiklo dirbu ir su kitomis detalėmis. Sudžiūvusiu koteliu, žaliais lapeliais. Tokiu būdu mažiau blaško dėmesį tušti grunto plotai. Lengviau orientuotis spalvinėse vertėse. Taip pat išlaikyti šių detalių formą ir santykį su aplinkiniais objektais. Šiame sluoksnyje dirbu kiek šaltesniais ir tamsesniais tonais. Vėliau kai kur dengsiu šiltesniais tonais, šviesinsiu, kaip beje reikiamose vietose, ir tamsinsiu. Taip pat gana drąsiai naudoju šiek tiek didesnį spalvų sodrumą. Vėliau prigesinti spalvą nebus sunku. O iškart dirbant pernelyg pilkais, prigesintais tonais, kartais prarandamas gyvumas, kurį vėliau atstatyti būna gerokai sunkiau. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie šviesinimą ir blikus. Ne visada spalvos šviesinimui reikia naudoti grynus baltus pigmentus, ypač šiltesniuose atspalviuose. Kartais daug geriau veikia ne tiesiog balta, o šviesesnis, bet vis dar spalvinį charakterį turintis tonas. Nekart teko girdėti pradedančiųjų nusiskundimus, kad nepavyksta iškelti šviesių detalių ar blikų. Viena iš priežasčių yra ta, kad blikas nėra tik balta dėmė. Jis veikia santykėje su visa aplinka. Žmogaus akis šviesą suvokia ne absoliučiai, o lygindama ją su greta esančiais tonais. Todėl net ir labai šviesus potėpis gali neatrodyti ryškus, jei aplink jį nėra pakankamų kontrastų. Kartais blikas atsiranda ne todėl, kad jį labai pašviesiname, o todėl, kad aplink jį teisingai sutamsiname ar prigesiname kitus plotus. Ypač svarbu tai prisiminti tapant blizgius paviršius – stiklą, lapus ar kitus objektus, kuriuose yra stipresnių šviesos atspindžių. Blikas turi turėti savo vietą bendroje toninėje struktūroje. Jei aplink jį esančios spalvinės dėmės per šviesios arba per vienodos vertės, blikas tiesiog neužsidavė. Kita problema – bandymas viską padaryti vienu sluoksniu. Vienu sluoksniu dažnai nepavyksta iškelti pakankamai šviesios detalės, net jei uždedamas labai riebus potėpis. Baltas titano oksidas yra vienas iš taip vadinamų sunkiųjų pigmentų. Jo dalelės yra sunkesnės už daugelio kitų, ypač sintetinių pigmentų daleles. Dėl šios priežasties baltas pigmentas džiūdamas gali tarsi grimzti į apatinį, dar neišdžiūvusi dažų sluoksnį, arba susimaišyti su jame esančiu pigmentu. Todėl išdžiūvęs baltas potėpis gali atrodyti nebe toks šviesus, kaip atrodė ką tik uždėtas. Sprendimas paprastas. Šviesinti reikiamas vietas keliais sluoksniais, dirbant ant jau išdžiūvusio apatinio sluoksnio. Štai todėl aš nesistengiu iškart pasiekti galutinio šviesumo pirmuoju etapu. Šiame sluoksnyje man svarbiau susidėlioti bendrą toninę struktūrą, formą ir būsimų šviesių vietų logiką. Vėliau, kai apatinis sluoksnis bus išdžiūvęs, šviesias vietas ir blikus bus galima iškelti kur kas švariau, tiksliau ir kontroliuojamiau.
Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.